Panevėžio kolegijos iniciatyva pasirašyta Inžinerinės gimnazijos Panevėžio rajone steigimo sutartis. Idėja kurti inžinerijos akademiją buvo senai ir jau daugelį metų turime signalą iš pramonės įmonių, iš asociuotų struktūrų, kad Lietuvoje tikrai trūksta inžinierių įvairiose srityse, o mes, kadangi Panevėžio kolegijoje turime technologijos mokslo fakultetą ir ruošiame įvairių sričių inžinierius, tai kilo idėja, kad reikia turbūt kreipti dėmesį į tą tikslinę rinką, iš kurios pas mus ateina studijuoti. Tai būtent gimnazijos ir pasižiūrėjome, iš kurių gimnazijų pas mus ateina daugiau stoja studentų studijuoti ir iš tikrųjų pirmu numeriu, aišku, eina Panevėžio miesto gimnazijos, o toliau pagal skaitlingumą yra Panevėžio rajono gimnazijos. Todėl pasikalbėję su rajono savivaldybės švietimo skyriumi ir su direktoriais gimnazijų nutarėme, kad tikrai būtų pravartu ir naudinga daryti tą profesinį orientavimą moksleivių, kada dar jie renkasi tą savo ateities kelią ir būtent juos nukreipti, supažindinti su inžinerinė sritimi ir tom funkcijom atlikti nutarėme, kad geriausios priemonė bus inžinerijos akademija. Inžinerijos mokslo akademijos tikslas suteikti mokiniams kompleksinės, sustiprintas tiksliųjų mokslų, matematikos, fizikos, informatikos žinias, stiprinti inžinerijos mokslo patrauklumą, supažindinti mokinius su inžinerijos mokslo studijomis aukštoje mokykloje, karjeros galimybėmis ir motyvuoti juos rinktis Panevėžio regionui reikalingas inžinerijos mokslo srities profesijas. Studijos bus 2 metų trukmės ir pirmiems metams mes jau turime studijų planą, numatyta 18 užsiėmimų. Tame skaičiuje iš jų 3-4 užsiėmimai bus praktiniai, o kiti užsiėmimai bus teoriniai, išnaudojant mūsų Panevėžio kolegijos turimą taikomųjų tyrimų ir inovacijų centrą, laboratorijas, kompiuterinę programinę įrangą ir, aišku, mūsų intelektą, mūsų mokslininkus ir dėstytojus. Atsižvelgdamos į Panevėžio regiono reikalingų inžinerijos mokslų srities specialistų rengimo svarbą sutartį pasirašė Panevėžio rajono savivaldybė, uždarosios akcinės bendrovės ADAX, TPA, viešoji įstaiga Panevėžio mechatronikos centras, Panevėžio kolegija ir Velžio gimnazija. Partneriai pagrindiniai, aišku, yra Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio gimnazija, kuri atstovaus visas rajono gimnazijas ir, aišku, labai džiaugiamės, kad sutiko būti partneriais tokios įmonės kaip OB ADAX, OB TPA, kurios tikrai turi didelę inžinerinę bazę ir gali daug suteikti praktinių žinių, parodyti, kągi tas inžinierius veikia ir kokia jo veiklos yra apimtis ir perspektyva. Taip pat VŠI Panevėžio mechatronikos centras, kuris atstovauja daugiau tą inžinerijos mokslą ir daugiau orientuoti į taikomosius mokslo tyrimus. Čia irgi yra labai svarbu, kad suprastų, kad inžinerija tai yra kūrybinė profesija, tai nėra kažkokia tai profesija, kaip kad anksčiau buvo toks stereotipas, kad jeigu inžinierius, tai jis toks visiškas nuobada, neįdomus, gal netgi tepaluotam rankom ir paskendęs brėžiniuose. Tai yra kūrybiškas darbas ir šitą mes norime būtent žinią ir skleisti moksleivių tarpe. Savivaldybė sveikina kolegijos iniciatyvą ir šalies pasirašiusi sutartį dalyvavimą. Noriu pasidžiaugti ir paminėti dar kartą, kad kolegija yra mūsų tūkstantmečio mokyklos programos partneris ir šitas pasiūlymas labai mums padės įgyvendinti tūkstantmečio mokyklų priemonės. Tikim šitą sutartim ir stengsimės siekti numatytų tikslų. Mes labai džiaugiamės šito projektu. Dėkojam, žinom, pirmiausia mūsų kolegijai Panevėžio ir rajono savivaldybė už supratimą ir palaikymą tos idėjos. Aš galiu pasakyti tiek, kad mūsų mokytojai susipažinę su siūlomų planu, iš tikrųjų mačiau, kad akis spindėjo ir džiaugiasi, sako, iš tikrųjų tai bus mums didelė pagalba, ypatingai tiksliųjų mokslų mokytojams, rengiant vaikus brandos egzaminams, galų gale
mūsų mokiniai ir taip pakankamai gerai stoja į Panevėžio kolegiją, manau, kad ir daugiau atsiras norinčių mokytis kolegijoje. Ką tik pasirašėm bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio miesto kolegija. Labai džiaugiuosi, kad atsisukom į mokyklą ir netgi mokyklos lygį pradėsim mokinius kalbint, įtikint, kad inžinerijos profesija yra labai svarbi. Jų labai trūksta. Didžiulė bėda dabar įmonių plėtrai yra žmonių, protingų žmonių, inžinerinių žmonių kiekis, jų nėra. Dėl to, kad prasidės mokykla ir ruošti klases ir ruošti inžineriniams studijams, tai yra labai puikiai. Padėsim, laukiam inžinierių, dėl to mes būsim aktyvūs. Labai šauni iniciatyva ir labai laukta, nes tikimės tikrai, pramonė jau senai išreiškia tą poreikį, kad trūkumas yra, didelis trūkumas inžinierių, didelis trūkumas techniką išmanančių žmonių apskritai ir galvojame, kad tokios iniciatyvos tiesiog paskatins vaikus jungtis, reiškiasi, prie mūsų, jungtis prie inžineringo. Ir aišku, tokios tarsi iniciatyva jau kaip ir pavėluota, jau galėjom daugybę metų atgal pasileisti, bet geriau vėliau negu niekada. Ši problema tikriausiai aktuali ne vien Panevėžiui, bet visai Lietuvai, ypač akcentuojant regionus. Iš tikrųjų, iniciatyva yra skatinama, bet manau, be susitelkimo sprendžiant tą problemą, nekalbu apie šių 6 atstovų bendrą pasirašymą, bet kalbu apie rajono, miesto, kaip sakykime, žmonių iniciatyvą skatinti jaunimą domėtis ir pamėgti inžinerinį mokslą, nes tai yra šiuo metu pagrindas viskam, kas dabar egzistuoja. Tai pasikartosiu, kaip ir sakiau, kad daug gyvybių išgelbė inžineriniai sprendimai, o tie, kurie kūrė inžinerinius sprendimus, tai yra menininkai ir siūlau tikrai pamilti technologijas kaip meno kryptį. Inžinerinė gimnazija taps svarbiu žingsniu regiono švietimo sistemoje, prisidedant prie jaunimo ugdymo ir inovatyvios inžinerijos srities plėtros. Tikimasi, kad ši iniciatyva ne tik padės ugdyti naują inžinierių kartą, bet ir skatins regiono ekonominį augimą bei technologinę pažangą.